Labas vakaras, gerbimieji žiūrovai. Eteryje Lietuvos televizijos informacinė laida. Labas vakaras. Sekmadienio kovo 26-osios panoramoje. Kalbinsime kursantę, prisistatykit. Labadiena, esu Kima Mei. Taip, tai galim nieko nelaukdami ir pradėti, klausykit. Pirmas toks tiesmukas klausimas, klausykit. Ar esate ėmusi kyšį? Niekada. O ar mes esate mačius, kad kolega ima kyšį? Esu mačiusi. Ar sudrausmint? Oi, žinokit, taip sudrausmino, kad skrido tuo pačiu momentu iš darbo. Tai kursantę klausykit, į valdžią peršatės. Ne, kodėl? Visada reikia informuoti kolegas bei atstovaujantį policijos departamento asmenį apie kažkokią tai veiklą, kuri yra susijusi su korupcija, nes korupcija tai yra blogis prieš visuomenę, mano atžvilgiu. Taip, klausykite, kaip jūsų įstaiga tvarkosi su korupcija? Na, pirmiausiai, tai labai rimtai žiūrime į susiklošiusią situaciją, bandome įsiaiškinti, kokia korupcijos, nežinau, šaka ar visa kita buvo. Oi, atsiprašau labai. Šitą iškirpsim, biškį pasitrauksim. Iškirpkite, aš labai atsiprašau. Ne, tai klausykit, taip ir neužbaigit. Kaip jūsų kolektyvas tvarkosi su korupcija? Jūsų įstaiga, tačiau. Taip, tai mūsų direktorius labai griežtai žiūri į kolegas, ar tai būtų policijos pareigūnai, ar tai būtų ir vieši asmenys, kurie vadovaujasi tokiu principu, kad paėmus kyšį bus lengviau, ar tai kažkokios sąlygos bus sušvelnintos, ar institucija, ar pačiame departamente. Tai labiausiai turbūt reikėtų atkreipti atžvilgį, kad mes turime ne vieną kryptį ir ne vieną šaką dirbant policijos departamente. Tai su korupcija ir dėl korupcijos kažkokių tai atplaišų, taip paprastai pasakius, aiškinasi ir kriminalistai, ties to dirba pats generalinis, taip pat turi sudaręs tam tikrą komandą, kuri atstovauja būtent mus kaip piliečius, kaip mūsų įstaigą ir kaip mūsų pačius pareigūnus, kurie stabdo būtent tą korupciją ir bando užkirsti tam kelią. Taip, klausykit, tada kitas klausimas. Kaip manot, kodėl pareigūnai ima kyšius? Na, ganėtinai sudėtingas klausimas, kadangi aš, žinot, niekada nesu ėmusi to kyšio. Nežinau, kokią tai prasmę sudarytų. Gal tai yra per mažas užmokestis, gal nori pasidaryti, žinot, kad valstybė nematytų, negalėtų nuskaičiuoti tų visų mokesčių ir visa kita. Gal tai yra toksai norėjimas pakilti aukščiau, nei dabar yra, tiesiog turėjimas daugiau galios, sako, pinigai duoda savotiškos galios asmeniui, tai mano manimu bent jau taip turėtų būti. Kaip iš tiesų yra ir dėl ko tai yra daroma, negaliu atsakyti. Klausykite, ar jūs gaunate, kai ateinate kažkokius mokymus, paaiškinimus, kas bus, jeigu imsite kyšius ir taip toliau? Taip, vien tik tai, pavyzdžiui, jeigu nori kažkas darbintis pas mus į policijos departamento gretas, vykdant antrąją apklausą, visada yra supažindinama, kas yra korupcija, kas gresia už korupciją. Taip pat kaip ir tokie dalykai kaip ir diskriminacija ir, ta prasme, labai daug dalykų, ką įtakoja vien tik atėjus į policijos departamento gretas. Taip pat ir su kolegomis yra apie tai šnekama kiekvieno beveik susirinkimo metu, kas tai gali įtakoti mūsų tolimesnėme gyvenime bei mūsų kompetencijų kažkokiame augime kaip policijos pareigūnai. Kokias priemonės taikote, kad užtikrintumėte, jog jūsų tarnybos veikla būtų skaidri ir teisėta? Na, matote, aš to nevykdau. Tai vykdo mūsų direktorius, arba tai būtų kitos... Ne, iš jūsų pusės. Kas jūs motyvuoja elgtis, ta prasme, teisėtai ir neimti kyšių? Aš manau, mano pasaulėžiūra tiesiog.
Kuo platesnė pasaulėžiūra, tuo labiau galiu susidaryti perspektyvą, kas gali būti ir kas atsitiks, jeigu tu užsimsi būtent korupciją. Tai ne tik tai net... Keiskit kitą klausimą. Taip, prašau, nesimaišykit ne iš jūsų temų, dabar interviu panaiti. Taip, kitą klausimą keiskit. Klausykit, prateskit. Ne, kitas klausimas iš tavo pusės. Gerai, kalbėk. Kas čia viršininkas tavo? Aukštesnio, taip, jisai yra aukšto rango pareigūnas, aš privalau jo klausyti, tai aš negaliu atsakinėti daugiau, jeigu sako, kad negaliu. Supratau. Ar jūs esat patenkintas savo atlyginimu? Aš taip, pilnai. Man to užtenka. Jeigu nepasakys, kiek gauna, kad tai... Negaliu šito atsakyti. Reikia įsidarbinti, o tada jau matysim, kiek aš dirbu. Žmonėm suteikti tokį, kad, apie pareigūnus praplėsti pasaulėžiūrą, nes jie dabar mažai ką žino, čia labai uždara frakcija ir reikia, manau, kad jiems rodytis daugiau, viešumas skleistis, kad ir ateitų motyvuotųsi dirbti čia nauji, kaip sakant, jauni žmonės. Ateina, žinokit, tikrai ateina ir tikrai motyvuoti asmenys ir tikrai labai geranoriški, nori mokytis, nori tobulėti, nori pažinti kiekvieną, nežinau, policijos, kaip ir policininko darbo motyvą, kaip čia mes dirbom, ką mes darom, bet aišku, tam reikia daug laiko, išmokti visų pradmenų, išmokti taisyklingai dirbti ir kadangi tema apie korupciją, kaip apsaugoti būtent mūsų valstybę, mūsų piliečius nuo tos susidariusios korupcijos. Ir paskutinis klausimas, ar esate patenkinta savo kolektyvu? Taip, esu patenkinta. Nors esu ir tik viena mergina tarp daug vyrų, bet tikrai labai esu patenkinta, visi yra tikrai labai draugiški, tikrai labai visi padeda ir nori, kad sektųsi kiekvienam kolegai. Tai labai džiaugiuosi to. Supratau, labai dėkui už interviu, buvo planų, iki kito karto.